Dabar esu tokiam baltam name, kur nepatikėsite, interjero užsakinėja 3 mažos gražios mergaitės - Elzė, Adelė ir Morta, jo, nuostabus vardai. Ir jos tiesiog žino, kaip norėtų įsirengti savo kambarius ir viską jos jau nupaišė ir gali mums papasakoti. Taip, Morta? Ką nupaišė? Ne viską. Dar ne viską, na šiek tiek papasako, ką ten nupaišai dabar. Kokią lovą ten, matau baružėlių daug. Aš tai norėčiau, kad būtų lova su baldakimu, pamokų ruošos stalas ir sienas, kad atrodytų, kad jos aptaškytos dažais. Mortai Lukrecijai ir Adelei Patricijai viskas aišku. Jos nori dažais aptaškyti sienas, lovų su baldakimais, rašomojo stalo ir kažko su boružėlėm. Daivai nebus daug darbo, kadangi eskizai ir vizualizacijos jau paruošti. Šiandieną esame 3 mergaičių namuose. Sienos visos baltos, daug rožinės spalvos. Dažai, kur yra išdažytos sienos, yra labai atsparus valymui panaudoti. Remontuoti čia nėra ką, lubų remontuoti irgi nėra ką, belieka tik tai imti ir dažyti. Na ir pereikime į kitą kambarį, kitos mergaitės, nors tikiu, kad ten turbūt greičiausiai bus lygiai taip pat viskas tvarkoje. Šių kambarių sienų dažymui dažus dovanoja Kaparol. Taipogi paviršius yra dažytas atspariais tikrai valymui dažais, jie yra tvirti, jokių įtrūkių ant sienų visiškai nėra. Paviršiaus lyginti nerekomenduoju, nes paprasčiausiai nėra prasmės. Niekada nereikia labai jau tarnauti mūsų tam paviršiui, kad jis įgautų, taip juokaujam, šaldytuvo durų lygumo efektą. Štai taip atrodė mergaičių kambariai iki permainų. Pamačius mergaičių kambarį, įspūdis buvo joks. Jisai atrodė, sakykime, kaip baltas sandėliukas. Paprastai sustatytos lovos, sudėti daiktai, toksai lakoniškas studijinis variantas, be jokios atmosferos ir šarmo. O štai taip dabar. Pirma mintis ir pirmas sprendimas buvo pastatyti ir padaryti kitokį išplanavimą, kitaip pastatyti baldus. Tai tą aš iš karto ir padariau, nes pradžioj visas interjeras ir daromas nuo baldų išdėstymų. O tada jau prasideda dekoras. Iš tiesų, mergaitės labai norėjo skirtingų dalykų. Audiniai ir spalvinis koloritas ir medžiagos buvo pasirinkti tam, kad tiktų ir įtiktų abiem pusėm, vienos mergaitės ir kitos pageidavimus sulieti į vieną. Interjere naudoti tiek daug audinių ir medžiagų paskatino mergaičių noras, arba tiesiog mano noras, padaryti tokias intimesnės erdves. Tai, sakykime, baldakimai sukuria tokią privačią erdvę. Jautiesi, kaip turi savo namuką. Ir iš tiesų, kadangi mažas mergaitės, tai yra toks ir žaidimas princesėmis arba namais, toks įspūdis. Šitam interjere reikėjo ne tik keisti, viską reikėjo sukurti iš naujo, nes jame iš tiesų liko vienas dalykas, kuris liko, tai yra sienų spalva ir grindys, ir lubos liko. O visą kitą erdvę mes pakeitėm, sukūrėm naujas lovas minkštas, sukūrėme baldakimus, pasiūlėme užuolaidą su juodais žiedais, pakabinome ant juodo karnizo. Pakabinome nuotrauką, sukūrėme specialią spintą su daug durelių, kad būtų ir funkciška ir graži, ją papuošėm skirtingom rankenėlę, pagaminom rašomosius stalus, žodžiu, kilimus padėjome, kad galima būtų žaisti ant grindų. Na, žodžiu, iš tiesų pasikeitė viskas iš pagrindų. Ačiū, Daiva! Laidą pristato Kaparol. Kaparol. Dažų standartas.